Taigi atvykom į Molėtų observatoriją, pasižvalgyti, kas čia vyksta. Apsnigo čionais mumis, Viciokas studijuoja vietinių apylinkių žemėlapį. Mes esame čia. Mes kažkur tai čionais randamės, o dabar eisim į pastatą, kuris ant kalniuko tenais viršui randasi, kad nuo tenais prasidės mūsų ekskursija. Šitas viskas aplinkui, kur mes čia laukiam gido, kol ateis mūsų pasitikti, labai viską kažkaip primena Tarybų Lietuvą. Nežinau kodėl, bet taip kažkoks tas SSSR tvaikas šitais dar neišsigaravęs. Įleido mus į kokią tai va gražią salę, kur daug šilčiau ir čia to bus paskaita kažkokia. Kokia aparatūra, skaidrės rodys, kažką papasakos mums čionais. Visokių tai čia galaktikų, ūkų nuotraukos ant sienų kabo. Žiūrim, ką turim. Einama žiūrėti dabar šitų teleskopų. Iš arčiau buvo mum paskaita pravesta, kom čionais chebrytė užsiminėja. Žodžiu, įdomių dalykų jie čionais daro, dabar einam, pažiūrėsim teleskopą iš arti. Vau, atrodo įspūdingai šitas didžiausias Lietuvos mūsų teleskopas, kuris apžvelgia žvaigždės. Vau, atrodo įspūdingai šiaip. O čia tai nėra labai kaip ir šilta, bet va koksai už nugaros, va mat, koksai va teleskopo skliautas, jisai prasiveria ir mokslininkai mūsų stebi dangų. Klausiau, kiek būna metuose dienų, naktų, per kurias galima stebėti, tai sakė 30% tų naktų galima matyti giedrą dangų Lietuvoje. Afigenai. Molėtų teleskopas afigenas. O čia va koks mus pasitinka Lietuvos etnokosmologijos muziejus. Užeisime pažiūrėti, ką mes tenais rasime. O kokie tai pakabukai meteoritiniai. 4,5 milijardo metų. Tai nei daug, nei mažai, kaip čia pasakė. Keturis paveikslus. Na, muziejus mūsų yra išdėliotas kaip pasaulio medis, tai čia yra mūsų pirmoji salė ir mes po truputėlį kilsim į viršų. Čia yra tarsi šaknys, senovė, praeitis ir kildami į viršų. Wow, įspūdingai. Įspūdingai čia viskas atrodo. Wow. Norėčiau, kad pažiūrėtumėte į ekranus, tai yra tą ekraną ir štai šitą žmonės. Labai nenori. Wow. Wow, kaip gražiai čia viskas atrodo. Kino seansas ką tik pasibaigė, o šitam nuostabiam ekrane, o dabar keliaujam į apžvalgos aikštelę. Nu ką, kylam laiptais, pasirinkau kilti laiptais į 7 maždaug aukštą šitų bokštų ir ten kažką tai gražaus turėtume pamatyti. Bet turim dar vieną laiptų vidurių. Dar laiptų. Gidas davė laisvo laiko biškį truputėlį pasivaikščiot po apylinkės šito gražaus kupolo ir pasigrožėti apylinkėm. Apylinkės tikrai atrodo labai gražiai, baltai, pasnigta, ežeriukai, miškai, kaip sakoma, pasaka.
vykusi, tai sėkmingai kol kas raketa be įgulos apskrido link mėnulio ir atgal. Antroji buvo numatyta 3 metų lapkričiui, tai yra šiek tiek nukelta. Ir trečioji dar po metų maždaug turėtų būti. Antroji yra tiesiog jau apskristi aplink mėnulį vėl su žmonėmis gyvais ir grįžti atgal, o trečioji yra nusileidimas. Taigi dabar jau galima ir sakyti viso gero šitam Lietuvos etnokosmologijos muziejui. Ačiū jam.